Taigi, turime šitokį žvėrį. Dėl ko sakau, kad žvėrį? Nes šiaip jis yra tik 1000 vatų, standartiškai kaip ir visi, bet jis turi labai gerą trauką. Paskui parodysiu. Dabar pradėkime iš eilės. Tai yra čioperio vadinamo bazė. Triratis padarytas pagal čioperio bazę. Sėdėsena visa kaip čioperė, bet turi 3 ratus. Kuom yra gerai tai, nes jis turi šiek tiek stabilesnį, nereikia laikytis kojom. Tai jeigu, pavyzdžiui, kažkam tai yra sunkiau vaikščioti ar dar kažkas, gali atlikti ir tą funkciją. Taipogi vežti kažką yra patogiau, kažką tai pasidėti, jis turi didesnį apkrovą. Čia matosi dar yra antram žmogui galima atsisėsti. Matot, opa, čia va. Tai reiškia, jūs sėdit, o čia gale sėdi dar vienas žmogus. Tai jis yra dvivietis. Tai aš skaitau, kad tikrai variantas yra neblogas, jeigu net jūs norit ir kaip mobilumo priemonė. Ne tik tais kaip transporto priemonė, nes jis tikrai labai gerai važiuoja, bet kaip ir mobilumui, kad dėl savęs į tokį dalyką įsitaisyt. Abu du hidrauliniai stabdžiai. Čia jau yra hidraulika, tai reiškia, rankom bus lengviau spaudyti. Nes ir minkščiau spaudžiasi, aišku, ir šiek tiek galbūt maloniau stabdo, nes toks, sakyčiau, visai rakinantis reikalas. Visi jie turi parkingą, užspaudžiam šitą ir jisai atšoka, matot. Čia yra parkingas vadinamas, rankinis vadinkim kitaip. Atspaudžiam ir jisai veikia. Dabar jeigu prieisim prie viso šito reikalo, tai yra skydelis, suapvalintos formos, bet daugiau mažiau tas pats, kas ir visuose. Greitis, kilometražas, baterija, ready. Pavaros, pavyzdžiui, galiu pasirinkti 1, 2 arba 3. Apie rankas. Rankas, rankinas, rankutės. Tai yra priekį atgal. Čia atbulininkai jungiat nepypsi. Šiaip dažniausiai pypsi, bet šitam nepypsi. Jeigu važiuosiu, nepypsi. Tai va, čia yra 1, 2 arba 3 greitis. Tai reiškia, 1 greitis yra apie 10 km, 80. 2 greitis yra apie 15. Irgi 15-18 gal, o 3 yra iki 25 km per valandą. Kom tai yra gerai, nes galit užsiriboti savo. Sakykime, jeigu jūs važiuojat ir norit ramiai važiuoti, nusistatėt antrą pavarą ir važiuojat vienodu greičiu, nereikia galvoti visai ten, kaip išlaikyti tą greitį. Kitoj pusėje mes turim šviesų, tai yra on-off, šviesos ilgos trumpos. Tada turim posūkius, galima įjungti, išjungti ir turime baisų pypsį. Dėl ko sakau baisų, nes tikrai garsiai skamba ir žmonėm girdėsis, kad atvažiuojat. Taip. Apšvietimas. Apšvietimas yra visiškai elementarus. Jeigu jį išjungiat, jūs turit šitą ledinę juostelę. Bet jeigu įjungiat, jūs turit ir apšvietimą. Įsijungiat tiek šitas, tiek šitas apšvietimas. Taip. Galima posūkius pamatyti. Posūkius. Pažiūrėkim, kaip dega posūkiai. O gale dega čia. Ir va, atbulinis yra. Čia tik atšvaitai. Čia niekas nedega ir lygiai taip pat ant daiktadėžės dar yra atšvaitas. Čia yra variklis. Praktiškai visuose triračiuose, kuriuos jūs matot, variklis yra panašus. Stovi toks kaip ant pačios ašies reduktorius ir variklis esmė varo galą. Amortizatoriai. Amortizatoriai, sakyčiau, protingoje vietoje pastatyti, nes jie tikrai funkcionuojantis. Gan minkštai važiuoja. Kaip minėjau, amortizatoriai reikalingi ne tik tais dėl minkštumo, bet ir dėl saugumo, kad jums visą jį stabiliai laikytų. Dabar dėl ratų. Žiūriu, kad čia ratai prieki tai yra irgi lengvo lydinio ir gale lengvo lydinio. Čia yra nepaprasti, tai čia yra stiprinti ratai. Tikrai neblogai atrodo. Beje, padangų raštas yra čia yra, man atrodo, offroadinis. Yra kitose šiek tiek lygesnis. Čia yra offroadinis, jisai labiau kabins negu visai tos lygios. Aišku, bekeliai tiks. Taip, čia bekeliai žvyrkelių geriau, miškeliuose geriau važiuoti ir taip toliau. Dabar ką reikėtų mums aišku padaryti? Čia irgi yra signalizacija. Tai reiškia, paspaudžiam signalizaciją ir pastumėm ir jis pradeda kaukti ir blokuoti ratus. Tai jeigu dar kartą tai padarysim, ir jau varome salę pavogti, jis tada visai pradeda šnekėti garsiai. Tai turėsim atsiblokuoti. Tai reiškia, nubaidysit visus vagis. Gal galit papasakoti, kur čia baterija randas? Baterija, kur randas, tai yra viena labai gera vieta. Ir šiaip kas įdomu, kad šitie modeliai gali rinktis arba vieną arba dvi baterijom. Žiūrėkit, atsijungia, tada ir atrakinam. Pažiūrėkit, kiek raktų. Čia kas čia dabar? Šitą irgi net šitą. Visi raktai skirtingi. Ne, į tą pusę atsirakina, ne? O, atsirakina. Nu va, ir kaip čia modaniuką, pasiemat jį
Ir kas yra svarbu, kad jūs ne tik pasiėmat jį išsitraukti, bet jūs ją galit krauti. Tai pasiėmėt savo į namus, pasikrovėt ramiai, rytą atėjot, makt, spinelį užsukot, laidelį įjungėt. Kur čia jis, va. Viskas, jūs turit. O kitą bateriją dedas čia. Nedurni, aišku, daryt. Va, čia sekanti dedas, lygiai taip pat. Paėmat, užsijungėt ir turi dar vieną bateriją. Ir jūs jau galit nuvažiuoti dvigubai daugiau. O galima va taip palikti žiemą su baterija, va, pavyzdžiui. Šiaip žiemą galima palikti, jeigu šiltai laikot. Bet šiaip jeigu šaltai laikot, tai rekomenduotume mes jums jį užkrauti ir pasimti šiltą patalpą. Bet net tada, jeigu jau laikot, sakykime, per visą žiemą, netgi kartais kiti laiko ilgesnį laiką, ten 4-5 mėnesius, bent jau mėnesį kartais, net sakyčiau, privalot sužadinti. Reiškia, įkišti, pabandyti, pravažiuoti biškį šiek tiek ar prasukti net vietoj, tam, kad baterija nenumirtų, neužmigtų, kaip kartais sako. Tai va, kadangi jau mane operatorius dar sugalvos ką nors daryti, aš jau pereisiu prie testavimo. Kas čia yra iš tikrųjų įdomu, jis turi tokį, sakyčiau, rovimą. Rovimą ne tokį kaip visų triračių. Jis turi tikrai nors 1000 vatų, bet atrodo, kad galios turi per daug. Kaip pasakyti, normaliai važiuoji. Visa laimė stabdžiai geri yra. Nes jeigu be stabdžių, tai čia... Nu, žinokit, važiuoja tikrai rimtai. Bet jeigu jau renkate ščioperį, suprantat, kad jie važiuoja kitaip nei kiti triračiai. Tai šitas triratis jisai tikrai turi galios. Dabar pažiūrėkim susukamumą. Šitas jau yra... Apvirsiu jo irgi galima, bet jis yra tikrai, nu, turit jau pasistengti. Dabar esu viską susukęs. Apsisukti aplink savo ašį yra sudėtingiau, nes ilga bazė ir taip toliau. Taigi, šį čioperį triratį, o gal net ir dviračius ieškot, irgi turim mankius.lt, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir aišku visoje Lietuvoje tiesiai iki jūsų namų durų.